Uostamiestyje lankėsi svečiai iš Seimo ir Šiaulių universiteto. Čia jie kartu su Klaipėdos universiteto atstovais diskutavo apie universiteto reikšmę, programų kokybės stiprinimą ir apskritai universiteto stiprybių išryškinimą. Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas tikino, kad šiandien universiteto reikšmė regione yra itin didelė. Sunku įsivaizduoti šitų regionų perspektyvas be pilnaverčių ir stiprių universitetų. Aš pabrėžiu, kad kalba vyksta ne apie tai, ar šituose regionuose turi būti ar nebūti, arba kaip padaryti, kad nebūtų universitetų. Kalba vyksta, kaip šituos esamus universitetus dar labiau sustiprinti. Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė antrino rektoriui. Ji teigia, kad universitetas iš prigimties yra įvairiapusiškai svarbus, ne tik regioniniu mastu. Universitetas jau pats yra, viskas yra pasakyta, jis turi būti ugdymo institucija, mūsų specialistų, piliečių kalvė, taip ir yra ir nereikia skirstyti vienokį, kitokį. Jie visi yra universitetai, universalūs, jie visi yra unikalūs, jie yra visi labai svarbus. Nors buvo daug diskutuojama apie aukštosios mokyklos paskirtį regionui, Audronės Pitrėnienės teigimu, daugiausia dėmesio derėtų skirti aukštųjų mokyklų studijų kokybės gerinimui. Mes visi tie, kurie šiandien buvom, mes pasisakom už būtent universitetus, stiprius, gerom programom, ruošiančius vaikus, mūsų studentus gerais specialistais, ne tik regionui, visai Lietuvai, galbūt ir Europai. Ir aš manau, kad tikrai mes visi bendrom pastangom mes išlaikysim tos gerus universitetus, labai svarbius universitetus, būtent Klaipėdoje ir Šiauliuose, bent jau stengsimės tą padaryti visi. Tikimasi, kad ilgainiui šioms aukštosioms mokykloms pavyks išryškinti savo stiprybės, atrasti unikalius, tik joms būdingus veidus ir toliau sėkmingai ugdyti jaunąsias genijų kartas.